Mielieji, aš teisingai suprantu, kad didžiąją dalį jūsų jau nusispjauti yra į jūsų sveikatą, į jūsų būseną, į jūsų savijautą. Ar aš klystu? Ar jums rūpi jūsų savijauta, jūsų sveikata? Nes aš kaip suprantu, didžiąją dalį jūsų jauti kažkas tai biškai blogai pasijautėt, būsenai pavyzdžiui. Bėgat iškart, įkalit alkoholio, kažkas parūko, kažkas pavartoja narkotikus. Tie, kurie išvis nebeištveria, ta prasme, eina ir nusižudo. Lietuvoje perpildytos psichiatrinės ligoninės tų žmonių, kurie nepriima realybės ir negali gyventi realybėje. Bet mes iš tikrųjų gyvenam rojui. Taip gerai mes daugiau niekada negyvensim. Ir mano manimu, alkoholį, cigaretės ir narkotikus naudoja žmonės turintys psichologinių problemų, jeigu nešnekėsime apie psichiatrinių problemų. Bet tikriausiai jūs kažkaip kitaip paaiškinti, pavyzdžiui, kokius tikslus jūs geriat. Čia jūsų statuso įrodymas? Ar jūs, ta prasme, taip bendraujat? Negeria, nemokat bendrauti? Keista. Bet tik to. Ok. Turit jūs vaistus. Alkoholį, cigaretės, narkotikus. Kuriuos naudojat, kai Lietuvoje rojus ir taip gerai. Iš tikrųjų mes niekada dar negyvenam. Ir čia neironija, čia yra iš tikrųjų. O dabar įsivaizduokit. Ir jums jau reikalingi tokie kastiliai, tokie ramentai, kad pasiremti ir gyventi. Dabar įsivaizduokit, pavyzdžiui, to Amerikos adeptas. Tokių pas mane žiūri daug. Ir Amerika palieka Europą ir NATO. Išeina iš Lietuvos. Kas darosi su jūsų psichika? Kaip jūs tada psichiką taisysit? Kalsit daugiau alkoholio? Daugiau rūkysit? Daugiau vartosit narkotikų? Ir jūs tokių negalvojat, kas jūsų laukia ateity. Turbūt negalvojat. Arba atleido jūs iš darbo. Ten pirmus 9 mėnesius, 10 mėnesių. Darbo birža moka. Bet kai prasidės masiniai atleidimai, bijau, kad Lietuvos biudžetas to nepatems. Ir bedarbių pašalpos bus mažinamos. Arba iš vis nutrauktos mokėtojus, nors pašalpos mokės po kokius 200 eurų. Ar kažkiek ir tai daug dievė, kad mokėtų. Ką jūs tada darysit? Ir tokie yra dar adeptai, kurie laukia Putino ir įsivaizduoja, kad ateis Rusija ir kažkokią tai padarys tvarką. Rusija tai gal ir ateis, bet tvarkos tai čia nedarys. Kam? Kokiu tikslu? Kaip jūs tada reaguosit? Ką jūs tada darysit? Ir kaip jūs tada tvarkysit savo psichiatrinės, psichologinės būsenas? Pagalvokite apie tai. Tas mano draugiškas patarimas. Aišku, galit nieko nedaryti, galit nieko negalvoti. Kai kas sakys, tai koks tau čia reikalas, ką mes čia galvojam, ką mes čia darom, kaip čia mes gyvensim. Kaip ne kaip, aš dar esu lietuvis ir dar net man iš manęs pilietybę neatėmė. Dauguma iš jūsų nori, kad atimtų, bet čia jau kita dainos tekstai. Iš esmės, aš žinau gamtos dėsnius. Žinau, kad yra raugintų agurkų stiklainių efektas. Ten raugintų agurkų stiklainiai, tai yra Lietuvoje. Gyvena mano šeima, gyvena mano vaikai. Ir pagal tai, kaip jūs elgiatės, matau, kaip jūs ruošiatės naujiem įdomiem laikam, aš keičiu savo gyvenimo strategijas. Manau, neužilgo sužinosiu daug įvairių įdomių dalykų, kaip ir kas greičiausia mano gyvenime pasikeis. Su to mintim aš dabar kaip tik permėginėju, dėliojosi, išbandau suprasti, perprasti, patikrinti per sielos prizmę ir visus kitus dalykus, bet vis greičiausiai bus ateityje. Jūs irgi, jeigu nors kažkiek turi smegenų, pagalvokit, kodėl jūs dabar jau nebesusitvarkot su savo psichologiniam būsenom ir jums reikalingi narkotikai, cigaretės, alkoholis ir ką jūs darysit vėliau, kai jūsų būsena sumažės, suprastės, nežinau, kiek kartais. Ne šiaip su biškai čia daugiau tos atsiras kai nors senai stresiuko. Kai jūs depresijon įlysit ir greičiausia nebeišlysit. Bet tiem nieks nepadės. Tai vat, mielieji, jeigu kažkas dar norit savimi rūpintis, yra projektas Norai pildosi. Ten duodama yra daug technikų, pradedant nuo meilės savo, pastovos mano žiūrovai žino. Ir apie pinigų daug yra kalbama apie vidinę būseną, apie baimės. Visgi pilni baimių. Bet tiek to, kas jau išgirdo iki šių momentų, tas išgirdo, o kas neišgirdo, tai būsit mūsų instrumentų. Mes jūs naudosim siekti savo tikslų. Toks paprastas yra džiunglių įstatymas. Bet kokiu atveju, tu esi nuostabus.